Labą dieną. Mes esam Riminį visi arba stotyje. Ir kur mes šiandien keliaujam? Filmuojam. Marija, filmuojam. Kažkokį miestelį, kur daug bažnyčių. Į bažnyčią. Bažnyčia. Ežerą. Yra viena, varom yra viena. Nereikia taip tik pliaukšti, pataikyti dar šitą. Tai kam tu čia sveikinės? Tai tu su draugeliais taip treniruojas. O, tu iškart va tai va darai. Va, o matai? Iškart. Nereikia, kad būtų tas. Toksai. Pliauška. Jauk ir... Dar. Ne. Prilipsta. Ne, Tai dar. gerai. O. Ne. O. Net ranka pabalo man. Kažkaip taip. O, žiūrėk. Kraujas visas dėjimas. O, ble, kokie šaltos rankos. Kraujas visas dėjimas. Ai, mes tave čia paliksim. Bilietus galima pirkti. O čia toks vat būna būdelė. Tokia. Pasirinki kalbą. Taip. Tarkim, kortelę pasirinki. Čia kantinė. Pasirinki, iš kur nori važiuoti. Ai, gali ir toliau važiuoti. Iš čionai ir bilietų skaičius čia, tarkim. Kantinė. Ir mes pasirinkom į Riminį. Ir čia va matosi kainos, viskas krastata. Nusipirki bilietą vienu žodžiu ir po to reikia jį atžymėti šitam aparačiukė. Ir viskas, ir keliauja. O yra apsas. O toks vat. Galima atsisiųsti šitą appsą ir per appsą daug paprasčiau. Nusipirki bilietus, kiek tau reikia. Gali net nesiregistruoti. Ir nusipirki bilietus ir ten tiesiog reikia prieš lipant į traukinį paspausti check-in, kad bilietai galiotų. Pasižiūrėsim, ar laiku atvažiuos ar ne, nes mūsų traukinys 12:09, dabar 12:08 ir traukinį nesimato kol kas. Dabar yra 12:03, o 4 minutės vėluoja traukinys ir patys italai net jau žiūri į tolį, laukia traukinį. Čia gal aš nežinau, ar čia įprasta ar neįprasta, bet vėluoja jau. Matysim. 4 minutės jau vėluoja traukinys. Čia greičiausiai gaunasi taip, kad turbūt vėluoja traukinys 30 minučių greičiausiai. Pasakė 30 minučių vėluoja, aš paklausiu. Ja? Jo, 30 minučių vėluoja. 30 minučių vėluos, normaliai. Paklausai? Jo, šitą moteris man pasakė. Atšaukė mūsų traukinį, atšaukė. Važiuojam dabar į Riminį ir bandysim tenai aiškytis, kad pakeistų bilietus. Čia ne per paklausą? Nežinau, Kam mums pakeist bilietus? Turėtų pakeisti, ką žinau. Kas tu pakeisti? Tenais, sakė, geriausia važiuoti tenai ir ten bandyti, nes tipo, atšaukė mūsų Atšaukė visai traukinį? sudegė mūsų šitie bilietai realiai. Piec. Tai gerai, jeigu čia kontrolė. Nes mes su tais bilietais į tą kitą jau negalim tai palikti, aš kaip supratau. Nes laikas ne tas. Laikas ne tas jau. Tai jo, O, tokie reikalai, prikolai. Keliaujam į Riminį stotį ir iš ten bandysim bilietus atgauti. Čia kiek traukinių, kokie traukiniai įdomus. Aha. Einam aiškintis. Situacija tokia, kad mums nieko nereikia daryti, tie patys bilietai galios traukiniai, kuris važiuos 13:03. Sako, ai ką man čia važiuoti į Taraveną, man nuėjo į Burger Kingą, pacaniuką. Jo. Statistai va, taip atrodo. O man ta žinot kur nuėjo? Į Burger Kingą. Jo? Iškentė reikėjo nuo streso pavalgyti. Tai gal burgeriai yra ten? Nu taigi mums važiuoti greitai, neaišku, kaip ten padarys tos burgerius. Tai man čistai kviesi. Davai kažkokį Taip, tai galim į Burger Kingę tiesiog praleisti Ne, dieną. nu nereikia. Kazakstano vaikai burgerius sprendė pavalgyti. Mūsų traukinys tikrai išvarys už 10 minučių. Pavėluok į traukinį, nusipirk burgerį ir suvalgyk. Oho. O. Burgeriniai. Tai dar yra to laiko Čia geriausia reklama. Galiu suvalgyti mėsainių. Burgerį. O ten galima valgyti? Burgerio. Ten galima traukinį valgyti? Žinau, kas ten negalima. Tokį mažiuką laukiai? O. Galėjo greičiau padaryti. Čia geriausia burgerio reklama. Pavėluok į traukinį, suvalgyk burgerį. Nu kaip? Tokiam paragavą. Tu tikras?
Ne, tai nenoriu. Jūs man galite pasakyti, sakai. Ну ты парагав. Nenoriu. Bandelė labai gera. Bandelė gerai, ne? O visa kita. Mišta žara. Šiaip sėdynės labai patogios traukiniuose ir čia dar vat gali pasikrauti tiek kompą, gali įsikišti arba USB-škę dar jau. Langą čia gali užsikrauti. Gali langą užsidaryti, jeigu nori. Reikia sakyti, kad gerai jaučiuosi. Mes atvykom į Radeną. La 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 la. Taip, reikia stumti dviračius į viršų. Centras tiesiai. Galima kažkaip palinti. Karšta, kaip, namo kaip čia karšta, ne? Nu ką, kaip tau? Ravena. Vien matau, vien tamsiaodžiai sėdė. Tamsiaodžiai visi ant suoliuko, ne? Jo, po 3 dar. Ivan vienas ant supinų. Tamsiaodžių nesmėlas. Čia kažkokie irgi varkės vyksta. Ciao. Ciao. Alessio mi sta di Ah? Alla Bolcenghi? Sì. Sì. Sì, buongiorno. Buongiorno, Buongiorno. please Italia. Oh, bambino. Bambino. Ciao bambino. Ciao bambino. Mes centre. Pagrindinė gatvė, aš kaip... Mūsų uždarytos. Tai aš ačiū Dievui. Aš labai džiaugiuosi, kad parduotuvės uždarytos, nes čia vasaris, kovas, balandis. Viskas uždaryta, važiuok ką. Opa, ir kurgi visi dingo? Nieko nėra. Tik aš vienas. Ogi parduotuviai. Nu ką, planas dabar pabandyti kebabų italianiškų. Kebabų. Jo, nes visos parduotuvės praktiškai uždarytos, atsidaro tik nuo 6:30, nuo 7. Kai kurios iš vis tik tai pirmadienį atsidaro rytoj. Pasukite dešinėn. Dešinėn. Kebabinski. Sukam čia dešinėn. Čia visokio... Ko nori, va. Ko nori čia, va. Centrinė aikštė. Okei. Ten va, reikia ten. Mes va taip aplinkui turėjome. Va, čia grinai užėsi po kairę. Vau, kaip čia gražiai atrodo. Čia nuotrauką galima padaryti realiai. Kanalizacijos ir valgyt nesinorės. Kas buvo? Po tokios kanalizacijos ir valgyt nesinorės, labai spirdėjo. Normaliai. Eik tu smarvė kokia. Ta kavinukė. Tai va čia kebabčiai. Bandysim šitą ir šitą. Šitas mano, aš kaip supratau. A? A, šitas jūsų. Kodėl 2 kolos? Neskanu? Žiūrėk, ką man. Normaliai. Kas? Čia vaisiai auga. Neaišku. Skanu. Bet čia keistai kažkaip tai. Su graikišku jogurtu atrodo. Labai lėtas darbas, man nepatinka. Nu kaip kebabas? Kačiuką. Nieko gero, ne? Bet kaip aš noriu? Bet skanu? Skanu, bet Kažkaip 6 eurus, tai žinai. Na ką, kebabai visai neblogi buvo. Gero. Jo, skanu. Jeigu greitai nori Kas čia mano, kodėl pavalgyti, čia palieka tą maišą? jeigu greitai nori pavalgyti, tai... Jeigu nori greitai ir brangiai pavalgyti, tai Nu kaip tai, 6 eurai kebabas. 6 eurai. Bet mažokai 6 truputį. eurai va, o toks va, kebabas. Kaip Lietuvoj toli. Vien parduotuvės ir viskas. Į bažnyčią, va, aš dar norėjau pasimelsti.
Va čia gražu. Žiūrėk. Litukai. O, gražus senamiestis. Ko tokie nepatenkinti? Aš labai patenkinta. Kapa. Ką tu patenkinta? Nelabai, nėra čia ką gero veikti, bet šiaip skanus kebabai buvo, o O. 10 iš 10. Kažkoks sandvičių turgus, čia pasitęsis iki pat galo. Prasėsim, pažiūrėsim, ką čia gero. Bažnyčia. Kas čia per vaisius? Žukštus, Nufotkim, bet kažkaip tai. Slyva itališka. Slyva itališka kažkokia? Kas užrašyta? Nu, aš medį mačiau nufotkinom. Čia rojaus vabaliukai gal tokia? Galvoju, kaip čia Labai įdomus skonis. Auksinis kauliukas. Labai įdomus skonis, nežinau, nei nieko nepanašu. Tas biški rūgštokas, bet ir saldus kartu. Gal pasodinti į Lietuvą išsiveš. Nu, все. Jo, nu tai ten nieko nėra, aš noriu pažiūrėti, kas ten tokio gero. Aha, nežinau, kas čia tokia čia. Kapai kažkokie, ar kas čia. Kažkokie grabai. Neaišku, kas čia tai. Opa. Qua, Adan, va benissimo. Sì, chiedo ai turisti se possono un attimo. Fotkins dabar. Facciamo una foto, posso chiedere? Sulla Buddha? Nežinau, nuotrauką darysi. Kokios vestuvės čia, jie tai šiokai paprašė, kad nusifotkint. Tai kur šitie, Harry. Fotkinu. Lo metti tu lì anche Ryžius davė. giù così. Ok. Visi pliki sėdi. Sì, 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 sì. Kaip tau, Ravėna? Nu nieko, visai simpatiškas miestelis. Nieko įdomu. Čia taip ant čilo reikia eiti po biškį va, ir Jo, kaifuot. ir žiūrėti, ir grožėtis, kaip sakoma, architektūrą, žmonėm. Ant čilo tiesiog va, taip lėtai eini ir kaifuoji. Va. Čia va, pats tas, bet šiaip tai kažko ypatingo nėra. Bet va tokie va, gražus visokie bokštai. Bažnyčių daug visokie. Čia visai labai gražiai atrodo architektūra. Galima užėti pažiūrėti, nenorit? Čia gerai. Einam, atrodo, kur, ta gatvė. kur akis veda, jau. Gražiai atrodo. Ir ten va, visai atrodo, ta gatvė. Aha, ten dar Aleksandras. išlysim kažkur. Kur galima seną batą pritaikyti? Vaigi kaktusai kišti tą seną batą. Kaip kaktusiukai. Nežinau, mes turbūt kažkur į akligatvį ten užeisim. Opa, čia va augina Zidulis kažką. Romai, kurai, ten turbūt miestas labiau. Tai centras gale. Mes čia randamės vaikštam, kur akis veda.
Ir karšta, kaip karšta. Pekla biški. Reikia eiti į kairę pusę, tada bus daug geriau, vėsiau. Opa. O, iškart atgaiva. Opa. Džiovinimo ypatumai. Taip, galim va tai, o ten eiti. Einam. Tu ką padaryti ir va ten eiti. Tai, Pagana. Mūsų Hebra kažkur dingo, mūsų paliko. Va, matau. Skambina, man matau. Žiūrėk, mums šitie kitaici davė saldainį prikolinį, pažiūrėk. Kitaici? Keistas, jo, labai fainas. Prišyko turbūt. Ne, kokia tenai labai gerulis. Varnos šūda kažkokia tai. Eik tu, kas čia dantys? Te kurkas. Durna kokia. Eik, pasiimk savo kitaicę. Kurkai. Einam. Čia teatras. Gatvė atgijo daug žmonių. Ach, tos nuostabios parduotuvės. Kaip nuostabu, parduotuvės. Nuostabiausias parduotuvės. Svarbiausia, kad uždaryta. Nuostabiausias parduotuvės. Praėjau į kitą gatvės pusę, čia už stoties, čia yra kažkokia įlanka. Pasižiūrėsim ar čia. Oh, nice. Wow, gražiai. Opa. Čia žuvis dar. Opa. Mūsų kelionė baigėsi. Pagaliau. Pagaliau. Jau buvo kančia. Jos. Varom į savo traukinį ir važiuosim atgal. Varysim į savo rajončiką. Daugiau emocijų. Čia per ilgai laukė traukinį, čia vakėlis. Atėjo traukinys. Nieko nesuprasi, ką čia šneka, bet greičiausiai mūsų traukinys vėl neatvažiuos. Bus prikolas, jeigu vėl neatvažiuos traukinys. Ai, dabar jau nebėra, kad vėluoja, bet traukinio nėra. Kas šitai prieki? O tu kur? Va,